Labas rytas, labas rytas. Tai va, labai gerai įsimiegojome kalnų kempinge. Matyt, kalnų oras veikia magiškai, nes miegas buvo tikrai geras. O dar ir labai skanūs pusryčiai, todėl su labai gera nuotaika išjudėjome pirmyn. O kur mes vykstame? Taigi praeitoje serijoje rodžiau kažkur tolumoje ant didelio kalno pastatytus pastatus, vadinamus Erelio lizdu. O ta vietovė esanti to kalno papėdėje, tas miestelis ar kaimelis yra Oberzalzbergas. Oberzalzbergas turi tokią niūrią istoriją, kuri yra susijusi su naciais ir Antruoju pasauliniu karu. Čia visi tarp kalnų tie miesteliai labai gražiai atrodo. Tikrai taip. Visur žiūri kaip į atviruką. Trečiojo Reicho laikais Oberzalzbergas buvo nacionalistų partijos pietinė būstinė. Čia namus turėjo daugelis aukščiausių lyderių ir buvo priimta daug politinių sprendimų. Vakar vakare internetu mes įsigijome bilietus, kad aplankyti Erelio lizdą. Todėl esame tikri, kad ten pakliūsime. Šiandien bus labai karšta diena, o mes vežame savo šuniuką Tipį, todėl reiks ieškoti vietos kur nors pavėsyje, kad palikti automobilį su šuniuku. Na, bet manau, kad mes įspręsime šį klausimą. O dabar mes važiuojame per Berchtesgadeno miestelį, kuris yra visai nebetoli kelionės tikslo. Na štai mes jau ir Oberzalzberge. Į bilieto kainą įeina pasikėlimas autobusu iki Erelio lizdo ir apsilankymas muziejuje. Todėl pirmiausia apsilankėme šiame muziejuje. Šitas šiuolaikinius nelabai. Į Terlecką panašus, iš karto pasižiūrėjus. Iš plaukų. Į ką? Į mane. Ne. Prisiminiau. Ir vos tik pradėjus filmuoti šiame muziejuje, to jau priėjo apsaugos darbuotojai ir pasakė, kad čia filmavimas draudžiamas. Kažkada uždraudė gal filmuoti ir nefilmuoti. Bet vėliau, kai nusileidome į rūsį, kur yra požeminiai tuneliai, aš vėl pradėjau slapta filmuoti. Kaip jau buvau minėjęs, Oberzalzbergas buvo vienas svarbiausių nacių režimo elitinių centrų. Čia savo vilas turėjo visi Trečio Reicho vadovaujantys asmenys. Todėl ir požeminių tunelių ir bunkerių kompleksas buvo ypač didelis. Po kiekvieno vadovo vila buvo iškasti požemiai, kur buvo įrengtos gyvenamos patalpos, darbo kabinetai, ryšių ir avarinės evakuacijos erdvės. Kokio dydžio buvo bunkeris? Viskas buvo sujungta požeminiais koridoriais, kurių ilgis siekia apie 6 kilometrus. Visi šie požemiai buvo visiškai autonominiai, turėjo savo elektrinės ir vėdinimo sistemas, o taip pat turėjo daug slaptų išėjimų. Šie požemiai buvo visiškai slapti ir labai gerai apsaugoti, o pagrindinis šių požemių tikslas buvo, esant bombardavimams, pasislėpti ir toliau tęsti vadovavimą iš čia. Tai va tiek trumpai apie Oberzalzbergo muziejų ir jo požemius. O dabar atėjo laikas lysti į lauką ir tęsti kelionę į Erelio lizdą. Tai va, atvykom prie Erelio lizdo, kilsim autobusu į kalną. Ten paskui liftu dar 120 metrų į viršų ir atsidursime Erelio lizde, buvusioje Hitlerio rezidencijoje. Noriu parodyti, kaip atrodo aplinka. Aplinka labai graži, Alpių vaizdai. Tolumoje matosi netgi snieguotos viršūnės. Taigi kylam į viršų iki
sėdim autobuse, važiuosim, ko juokiuosi, kad kartoju, nes kalbėjau nejungęs kameros. Jo. Na štai pradėjome kilti autobusu į Erelio lizdą. Kad pakilti autobusu į kalną reikia 20 minučių, o jeigu kopsite pėstute, prireiks kelių valandų. Na, o kol važiuojame autobusą, galime pakalbėti apie Oberzalzbergą. Oberzalzbergas kažkada buvo labai populiarus turistinis kurortas, bet nuo 1928 metų čia pradėjo reguliariai lankytis Adolfas Hitleris. O po 1933 metų Oberzalzbergas tapo svarbiu nacių valdžios centru. Čia savo vilas pasistatė visi didžiausi nacių lyderiai, tokie kaip Hitleris, Göringas, Gebelsas, Bormanas, Šperas, Himmleris ir kiti. Nuo tada Oberzalzbergas tapo kaip ir antroji Didžiojo Reicho sostinė. Čia buvo aptarinėjami strateginiai klausimai, įskaitant karą ir nusikalstamas politinės kryptis. Taip pat čia buvo priiminėjami svečiai ir ruošiami įvairūs piknikai. Ir net vykdavo vestuvės. Ir nors Oberzalzberge buvo priiminėjama daug svarbių sprendimų, tačiau nebuvo jokių oficialių susirinkimų, kuriame būtų specialiai planuotas holokaustas ar formuoti kitokie žydų naikinimai. Manau todėl, kad tai buvo daroma visiškai slaptai. Na, o mes dar vis kylame aukštyn. Na, o kas vyko Oberzalzberge karui baigiantis ir po karo? 1945 m. balandį Oberzalzbergas buvo smarkiai subombarduotas sąjungų aviacijos. Ir jeigu, pavyzdžiui, Germano Heringo namas prieš bombardavimą atrodė taip, tai po bombardavimo jis atrodė štai taip. O ir kiti visi pastatai buvo sugriauti. O jeigu kas ir liko, tai bavariečiai viską iki 52 metų sunaikino patys, norėdami išvengti neonacių piligrimystės vietų. Na, bet vienas pastatas išliko, tai Erelio lizdas, į kurį mes dabar važiuojame. Ir man atrodo, kad mes jau atvažiavome. Ir vos tik išlipome, iš karto į akis krenta akmeninė arka su atidarytais vartais į tunelį. Ir iš karto atmintyje iškyla dokumentinio filmo vaizdai, kai 1944 m. birželio 3 dieną vyko Evos Braun sesers Gretė vestuvės, kuomet svečiai atvyksta prie šių vartų ir vėliau kyla į Erelio lizdą. O ten ir vyko tos garsiosios vestuvės, kuomet Evos Braun sesuo Gretė ištekėjo už Hitlerio štabo karininko. O dabar mes taip pat įžengėme pro šios vartus ir einame šiuo ilgu tuneliu iki lifto. O kol mes einame tuneliu link lifto, aš jums trumpai papasakosiu apie Evą Braun, nors jūs turbūt dauguma tai apie ją daug žinote. Eva Braun gimė 1912 metais ir būdama 17 metų Miunchene susipažino su Hitleriu. Ir buvo Hitlerio palydovė iki pat pabaigos. Bet Eva Braun niekur nedalyvavo viešuose renginiuose kartu su Hitleriu iki 1944 metų. Bet vėliau, jau po savo sesers Gritos vestuvių, Eva visuomet vykdavo visur kartu su Hitleriu. Ir karo einant į pabaigą, žlungant Trečiajam Reichui, jie persikėlė į Berlyną ir gyveno Hitlerio bunkeryje, esančiame giliai po Reicho kanclerio pastatu. Ten jie ir susituokė, bet po 40 valandų abu nusižudė. Tai va tiek apie Evą Braun, kol ėjome šiuo ilgu koridoriumi. O dabar mes jau priėjome liftą, kuris užkels mus į Erelio lizdą
esantį 124 metrus į viršų. Skaičiuoja žmonės. Stop. Tai va, įlipom, atėjom prie lifto, bet nepatekom į pirmą liftą, tai dabar laukiam, kol atvyks antras. Liftas. Na štai mes jau lifte ir kilsime į viršų. Simink, kur liftas. Sveiki atvykę į erelio lizdą. Terasa. Geras matomumas ir labai puikūs vaizdai. Čia matome vaizdus į šiaurės pusę. Einame pažiūrėti, kas yra kitoje pusėje. O štai čia pietinė pusė, čia dar gražiau. Mums labai pasisekė, kad mes tokią gražią saulėtą dieną atsidūrėme šiuose kalnuose. Ir šioje nuostabioje vietoje, nes šie kalnai labai dažnai būna apgaubti debesų. Dar šiek tiek pavaikštinėję, pasigrožėję, grįžtame į pastatą. Also was gibt's zu tun, aber Max ist gut sein. Nutarėme užeiti ir apžiūrėti vidų. O ši vieta karo metais maždaug atrodė taip. Tai poilsio vieta šalia pietų terasos. Einame toliau į vasaros saulės terasą. Čia matome, kaip saulutėje šildosi sąjungininkų kariai 45 metų pavasarį. Erelio lizdas yra beveik 2 km aukštyje, todėl šilumos čia niekad nebuvo per daug. O skirtumas tik toks, kad tada nebuvo įstiklinta. O mes einame toliau, norime pažiūrėti, ką dar čia galima pamatyti. Lipame laiptais ir atsidurėme pagrindinėje salėje.
Manau, kad pagrindinėje, nes čia vyko įvairios šventės, susitikimai ir pasitarimai. Šioje salėje buvo šildomos grindys ir židinys, todėl svečiai čia mėgdavo užsibūti ilgiau. Na, o šioje salėje vyko ir mano minėtos Greti Braun vestuvės. Čia matote tų garsių vestuvių vykusių 1944 metais istorinius video kadrus. O štai čia yra raudono marmuro židinys, kurį Hitleriui padovanojo diktatorius Benito Mussolini. Matome, kad visi židinio kampai yra apskaldyti, nudaužyti. Tai padarė sąjungininkų kariai, baigiantis karui, nes norėjo parsivežti suvenyrus namo. Čia tas garsus židinys, viskas. Mūsų erelio lizdo apžiūra eina į pabaigą, atsigėrėme po puodelį kavos ir einame link auksų tviskančio lifto. Liftas. 20. Šio lifto vidus padengtas poliruotų žalvarių, Venecijos veidrodžiais ir žalia oda. Pats Hitleris erelio lizde buvęs kažkur apie 10 kartų. Jis bijojo aukščio ir uždarų patalpų, nemėgo stačių kalnų ir tunelių. Tai visi į tą eina turbūt. O dabar mes skubame žemyn, nes maždaug 800 metrų žemiau laukia mūsų šuniukas, jis uždarytas automobilyje, o šiandien labai karšta. Va tiek laukia pažiūrėti. Kažkur esu skaitęs, kad šio tunelio ilgis toks pats kaip lifto pakilimo aukštis, tai yra 124 metrai. Na štai mes jau važiuojame nuo kalno žemyn ir galime pasakyti, kad ši ekskursija mums labai patiko. Džiaugiamės pasigrožėję tokiais gražiais vaizdais ir praplėsto akiračiu. Mes pamatėme, kaip ilsėjosi tie žmonės, kurie pražudė milijonus, kokias vėlas jie turėjo ir kaip dėl savo gyvybės drebėjo, kasdami tokius gilius tunelius. Ir visiems šiems darbams atlikti buvo naudojamas priverstinis darbas. Vien šie erelio lizdų vadinami pastatai ant kalno buvo pastatyti per 1 metus. Statybose žuvo 12 žmonių. O taip sparčiai statoma buvo todėl, kad Bormanas norėjo, kad pastatas būtų baigtas iki Hitlerio 50-mečio, kad tai būtų dovana jo gimtadienio proga. Antras pasaulinis karas tai buvo didžiausia tragedija pasaulio istorijoje. Ir labai gaila, kad dabar 21 amžiuje vėl atsiranda žmonių tiek rytuose, tiek vakaruose, kurie kartoja tas pačias arba panašias klaidas, kursto neapykantą ir sukelia karus. Ir todėl aš manau, kad yra naudinga lankyti tokias vietas, tokius istorinius muziejus, kad nepamiršti praeities ir kad suprasti, kas gali būti ateityje. Ir kad išsaugoti šį gražų pasaulį, kurį matome pro autobuso langą.
šios dienos kelionė jau baigėsi, grįžtame į kempingą, ten permiegosime, o rytoj važiuosime į Austriją ir vėliau į Čekiją. Bet tai matysite jau kitoje serijoje. Iki.